Va toks setupas. Mes sugalvojom tokį planą, kad einam rytoj 50 km. Aš šiaip nematau. Toks flashbangas. Čia yra. Čia toks apšilimas tam, kas ateina. Pasimatysim ryte. Jau čia 2 sekundės, bet mums visą naktis praeis. Bus rytas. O, Helena, pala, dar reikia dar kalbėti. Dabar yra po 6:30 ir mes keliamės, varysim pavalgyt ir iškart į žygį. Sveiki visi, dabar yra 7 ryto, mes išėjom ką tik ir jau nusižengiam, einam taku į Piliparadą. Tai yra pati blogiausia idėja eiti taku. O šiaip tai mes plano neturim, tiesiog norim čia nueiti 50 km. Jau turim žygio gatvę, jau gerai. Jau realiai baigiam. Aš jam sakiau eiti šičiais. Jis Būtų bent kažkoks tikslas, tiesiog be ėjimo, eisim kuo įdomiau papasakoti. Tai vietas, kur galbūt nematėm. Košų tiltas? Ten Takalne, ne? Šilo tiltas. Tikrai? Man rodos. O, aš prisičiasiu atėjau. 1 minute later. Šilo tiltas yra vienas iš 13 tiltų Vilniuje, kurie eina per nerį. Mes nemanau, kad šiandien visus aplankysim. Bet tiek ir čia dar matos gaisrinės. Headquarters, nežinau. Žalia. Pirma stotelė. Ilgai laukta, kaip sakant. Maxima. What? Ir neįleidžia mūsų. Palauksim. Lipsim be šerpų, be papildomų deguonės. Mes bandysim kažkaip praeiti nuo to kalno iki Užupio, bet Kažkaip bus sunkiausias mūsų iššūkis šiandien. pasiekėm pirmąjį Everestą. Kėdu. Jo, čia yra ką veik, nes dar šaknys. Taip fainai, draugiškai. Aiktas. Susigaup reikia. Ai. Ojoj. Nu judam. Jau užlipom normaliai. Jau į tai nukrypti. Tai žiauru. Čia jeigu jums įdomu, čia yra žiemą būdavo keltuvai, bet čia aišku senais blogais laikais. Kodėl blogai? Na tai nes rusiški. Man tai fainai, kaip ženklas įspėja, kad policininkas už 20 metrų, bet čia iš tikrųjų prie pat yra. Kam žiūrėti į ženklą, geriau į kelią žiūrėti. Vis tiek pamatys. Dar ženklai sudėti, kad Pažymėtai gerai, jo. Išėjom į žmoniją, į visuomenę, Civilizacija. kur tiesiog atsirado biškį ir mašinų ir žmonių, nes miškų kaimams ten iš viso nei vienas žmogaus. Opa. Kaip čia? Žiauriai lėti pirštai. Aha. Nebetoli. Nupėdinom. 9 ryto dabar, ir čia turbūt vienas gražesnių vaizdelių, kurį matom. Oras toks šalo rankos, reikia visą laiką laikyti kišenėse rankas, nes tiesiog nušalis. Tai jau nuėjom 20% maršruto šiandien. 2% arčiau skamba negu 10 km. Julius turi jums kažką papasakoti. Tai atrodo, kiek jau einam, jau nuėjom 12 km, kaip ir Vilnius nieko nematyta, tai užtingam tokį. Čia mažasis Džonis pasistatė iš Galvonai Square Steel. 13 kilometrų. Tai visam sušilti biškį. Jo, ir biškį kalnamės telefoną. Pridirbo jis ant stalo jau. Žiauri neskanus gėliukai, žiauri. Normaliai. Nu, žiauri saldu. Bet tai žiauri greitai. What? Pagerėjo oras. Šilčiau. Vos, gal 1 laipsnį. 15 kilometrų. Dabar einam per Mindaugo tiltą. Pusiaukelė yra žymusis Vilniaus vamzdis.
Bet ko ne visi žino, tai kad šitas vamzdis turi pavadinimą krantinę arką. Wow. Biškį pagražinti. Ką mes su savo panoramai biškį užkastum. Ir dabar einam pro Vingį, link Vingio parko. Ir beveik 20 km pasiekėm. Tik tai mes dar matos atėjom nuo televizijos bokšto. Realiai visai impresiv iš arti pamatyti pirmą kartą. Tokį šiminės. Stovinti. Visada stovi, su crazy šiaip visai. O dabar priėjom geltoną Kaklaraiščių tiltą. Čia turbūt dar karolams užsiskaito. Tėvas sakė, aš prie niekada neatsirgiu. Sakė, gražu čia. Kas čia vyks? Oh, hella. Round one. Round two. Kaip tokį nufilmavai? Kaip tokį nufilmavai? Po šitų juokingų kritimų mes peržėm visą šitą video, tai matot mūsų reakciją. Ir po to mes nuėjom iki Bigo pailsėti. Mes esam vaikų kažkokioj skaityklai, kad gautume prisės, nes niekur nebuvo tiesiog prisės. Tai. Tiesiog taip einam, muzikytę on. Akropolį. Užkandžiaujam. Tokią statelę pasidarė. Liko 7 km. Tiek daug žmonių šiaip. Kažką dabar ryt užkandam. Liko 7 km. Bandom pušinti. Planuojam per pusantros valandos iki bėgam. Tai būtų gerai. Einam kažkur, tipo, per Akropolio miškus, kad padarytume ratą kažkokią, kad į Ozą galėtume įeiti ir kad tie kilometrai greičiau susidegintų. Ojoj! Pavyko. Mes turim dabar kilometrus taip susirinkti gražiai. Oi, koks čia bomžynas. Pažiūrėk. Publika. Kas čia per bomžynas? Įvykiam 5 km. Įsikrovė lempą. Čia viskas pas mus pas mus išsikrovimo riba yra tiesiog, kad pas mus telefonai 10%, mikrofonas iš viso ant raudono, Ir mes 10%. GoPro 10%, mes 10%. Blogas apšilimas pažymas. Jo, čia toks apšilimas, išsibandymas. Ir laukite kitų visokių mūsų video ir jie bus ne už kalnų. Reikia pasiduoti. Reikia pasiduoti. Reikia pasiduoti. Nepaisant atstumą, tavo kojos prisimins kiekvieną žingsnį, bet tavo smegenį, tavo sąmonę prisimins, kodėl tu žengiai pirmą žingsnį.